Laidoje Turi būti kitaip matysite diskusiją iš Vilniuje birželio 1 dienos ELTA vykusios konferencijos, kodėl kainos Lietuvoje europietiškos, o atlyginimai lietuviški. Šiandien mūsų apskrito stalo tema ir temos pavadinimas kodėl Lietuvoje kainos europietiškos, o atlyginimai lietuviški. Ir šiandien mūsų apskrito stalo svečiai yra profesorė, pirmoji premjerė Kazimiera Prunskienė, Europarlamentaras Zigmas Balčytis ir Darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas. Buvo paskelbti duomenys kaip nuo 16 metų apie europinės išmokas žemdirbiams ir vis tik tai pasirodė, kad tiesioginių išmokų sistema ES jinai tarnauja būtent didžiosiam senosiam valstybėm ir mūsų Lietuvos ir viso Pabaltijo būtent ūkininkai yra aiškiai diskriminuojami. Aišku skaičiai, kada Lietuvoje už hektarą naudmenų yra maksimumas išmoka numatyta 500 litų. Jeigu skaičiuot litais, kada, pavyzdžiui, Malta tokia lyg ir nedidelė valstybė gauna vos ne 3000, Belgai, Olandai 3 kartus daugiau, tai 1500, 1600 litų. Ir tada pirmas klausimas, ar gali mūsų žemdirbiai konkuruoti Europoje, kada gauna daug mažesnės išmokas? Išmokų šiandien vaidina nemenką vaidmenį pajamų palaikymė, jeigu kalbam apie tiesioginis išmokas, nes kaimo plėtros fonde lėšos skirtos modernizavimui, konkurencingumui, jos skirtos projektam ir neteina to lygiai visiems. Todėl, kalbant apie daugiau mažiau panašų konkurencingumą Lietuvos žemdirbių lyginant su kitų šalių, aišku, pirmiausia yra lyginamos tiesioginės išmokos. Aišku, tie skaičiai 500, kuriuos jūs minėjot, jie nėra tokie unifikuoti Lietuvos mastu, todėl kad eina kalba apie tą maksimalę europinę išmoką vienam hektarui naudmenų, tai yra bazinė išmoka, tačiau atskiroms kultūroms, jeigu tai yra ne tik nušienauta pieva, o yra pasėliai, tai yra aukštesnė gerokai, o ypač jeigu tai yra ekologinė žemdirbystė. Bet iš tikrųjų mes pirmiausia šiandien turime siekti, kad planuojant 14-20 metų žemės ūkio paramą, taip pat kaimo plėtros fondą, kad naujos šalys, pirmiausia kalbant apie Lietuvą, neprarastų to įsibėgėjimo, kurį pradėjo įgyti. Ir kad būtent tas laikotarpis atneštų daugiau lygybės tarp Europos šalių, kad išmokos būtų išlygintos, skaičiuojant vienam hektarui ir naujose šalyse lyginant su senom. Aišku, labai keista, kodėl naujose šalyse, kuriuose yra dar žemesnė žemdirbystės kultūra, produktyvumas, išmokos vienam hektarui, netgi skaičiuojant 100%, kitaip tariant, Lietuvai nustatytas 100% lygis, tas maksimas, kurį iš Europos mes pasieksim 12 metais, yra gerokai mažesnis, lyginant su Prancūzija ar su kuria kita šalim. Ne jų 100%. Pasirodo, kad kai buvo pradėta mokėti tokias išmokas, buvo gerokai kitokia paramos koncepcija. Tai yra, tuomet buvo laikoma, kad pirmiausia, žemės ūkio produktų yra perteklius, dabargi, kai atsirado konkurencija dėl tų pačių naudmenų iš bioenergetikos pusės, tai jau praktiškai to pertekliaus pasaulio mastu ir auga vartojimas daugelie šalių, Pietryčių Azijoje, taip pat Pietų Amerikoje ir Afrikoje, tai tada tokio santykinio žemės ūkio naudmenų pertekliaus jau nebėra ir tai turi įtakoti į tą strategiją. Kita vertus, buvo skaičiuojama ir ryšyje su tuo, ką minėjau, kad žemės ūkio produkcija, būdama mažai pelninga arba dargi nuostolinga, kaip buvo pertekliaus laikais ir be paramos nebūtų išgyvenusi, jie su kiekvienu centneriu ar toną atneša žemdirbystė nuostolį. Kitaip tariant, buvo laikoma. Juo daugiau pagaminama vienam hektarui, tuo turi būti didesnė išmoka, neva skaičiuojant tą išmoką per derlingumą, per tonas ar centnerius vienam hektarui. Dabargi gaunasi labai paradoksali padėtis, kada konkuruojasi mūsų ir senų šalių žemdirbėjai,
taip pat ir pagal produktyvumą, pagal derlingumą, išeitų, kad jie turi dvigubą naudą. Pirmą naudą, kad jų derlingumas vidutiniškai didesnis ir jie uždirba jau nenuostolingame žemės ūkyje daugiau, dėl to, kad iš hektaro gauna daugiau tonų. Antra, jie dar prie to daugiau uždirba, gaudami didesnį derlių, dar ir skaičiuojant išmokas vienam hektarui. Dviguba nauda. O kitaip tariant, mums yra viena diskriminacija, kad nelygiai gauname, o antra, mes šiandien nesam pajėgus, išskyrus vieną kitą didelį ūkininką, palaikyti tokį žemdirbystės lygį, kad gauti panašų derlingumą. Tai vat, būtent tokia dviguba diskriminacija. Esant žemesniam derlingumui, parama žemesnė, nors Europa, kaip mūsų motina, jeigu jinai tokia būtų, jinai turėtų pasirūpinti. Štai šitie vaikai mažiau uždirba, nes jie gyveno kitokį gyvenimą eilę metų, neturėjo resursų, tai jiems reikia skaičiuojant vienam hektarui daugiau padėti. Tai mes siekiam, ne kad daugiau, bet kad nors bent lygiai skaičiuojant vienam hektarui. Tai ar mes pasieksim, aš manau, labai daug priklauso nuo to, kaip dirbs mūsų europarlamentarai. Štai kolega Zigmas Povilas, atsiprašau, Balčytis. Ir žinoma, kaip stengsis mūsų verslininkai įrodyti savo tiesą ir kokia bus vyriausybė, ar jinai sugebės 12-13 metais, prieš prasidedant naujam laikotarpį, kartu su kitom šalim konsoliduojantis, pakovoti už teisingumą šiame sektorėje, ES mastu. Klausimas būtų toks. Mums stojant į ES, mūsų dėrybininkai labai aiškiai akcentavo tai, kad jie labai daug išsikovojo. Kad buvo pateikiami skaičiai, vienu žodžiu, kad mes renkam smarkiai Lenkiją, šitų žemdirbius, kiek mes gausim už hektarą ir taip toliau ir taip toliau. Aš nežinau, kur čia buvo propagandos, ar buvo melas, ar kažkas, nes šiandien pasižiūrim, kad Lenkai bet kokiu atveju, jie kovoja, jie su tom sąlygom nesutinka. Jūs tikrai vienas iš mūsų aktyviausių europarlamentarų, bet ar jūs vienas galit kažką ten padaryti ir įtakoti tai, kad Lietuva kažką tai pasiektų? Ar čia nuo europarlamentaro nieko nepriklauso? Ir jūsų matymai šito klausimą. Ne, aš manau, kad ir vienas kartais karys laukia gali daug ką nuveikti, tačiau iš tikrųjų tai yra kompleksinė problema. Kalbant apie, kodėl mes 2004 metais, stodami į ES, vis dėlto turėjome tokią dėrybinę poziciją, todėl kad ir šiandieną, kalbant apie ekonominius skirtumus, jie yra akivaizdus. Mes iš tikrųjų savo žmonėm negalim tiek mokėti atlyginimo, kaip moka Vokietijoje ir kitose valstybėse. Tai lemia ir mokesčių tam tikra sistema, kuri egzistuoja toje valstybėje. Daug yra tokių faktorių, kurie yra akivaizdus ir juos reikia ir reikės atsižvelgti. Dabar dėl tam tikrų išmokų skirtumų. Pilnai sutinku, kad 2004 metais tam tikrose srityse, žemės ūkio srityse, tos išmokos buvo labai iš tikrųjų skirtingos negu kitose ES valstybės. Ir dabar projektuojama, kad, pavyzdžiui, viena išmoka Lietuvoje bus 160 litų, o, pavyzdžiui, tokioje Belgijoje už tą patį hektarą gali tikėtis gauti 460 litų. Yra skirtumai. Ir mūsų pats didžiausias, aišku, rūpestis yra, kad ateityje mes iš tikrųjų turėtume dėrybinę poziciją, kuri leistų mums pasiekti geresnių rezultatų. Tačiau nepamirškim, kad žemės ūkio srityje dirbantis ūkininkai šiandieną iš tikrųjų turi žymiai geresnės sąlygas, negu kad jos turėjo prieš tuos 2004 metus. Ir ta žemės ūkio politika iš esmės jiem padėjo. Per krizę buvo vienas iš stabiliausių sektorių, kuris pastoviai gaudavo pajamas ir netgi iš bankų galėjo tikėtis tam tikrų kreditų paremti vieną ar kitą savo idėją per krizės atveju. Kalbant apie, ką mes turėtumėm daryti ateityje, tai iš tikrųjų pritariu, kad visi politikai, ne tik tai Europos parlamento nariai, 12 mūsų tik tais yra, bet ypatingai priklausys nuo vyriausybės pozicijos, kokią dabar vyriausybė turi žemės ūkio srityje poziciją, kalbant apie sekančią ES finansinę perspektyvą po 2013 metų. Ir čia manau, kad to koordinavimo trūksta. Ir mes ateityje tikrai turėtumėm labiau koordinuoti savo veiksmus, nepriklausomai kokie mes politiniai frakcijai arba politiniai partijai priklausom. Lenkai yra kaip pavyzdys, kurie iš tikrųjų ir 4 metais įsidrėjo geresnės pozicijas ir dabar jie darys viską, kad jų pozicijos nenukentėtų.
Todėl aš tikrai manau, kad yra bendras ir tiek ūkininkų, tiek Žemės ūkio rūmų, tiek ir mūsų oficialių atstovų, kad Lietuvos žemės ūkės rytyje dirbantys žmonės tikrai ateityje turėtų geresnį sąlygas. Taip pat mes pamirštam vieną dalyką, taip yra vadinamas mokslo techniniai pasiekimai ir genetiškai modifikuoti organizmai. Jų produktyvumas, gerimo profesorė, gerokai didesnis. Bet. Ir gaunasi labai įdomus dalykas, kad bendra žemės ūkio politikai skirtos išmokos, dalį jie pasiima. Todėl, kad jūs, kaip ir paminėjot, per produktyvumą ta išmoka yra remiama ir genetiškai modifikuotus organizmus auginantis žemės ūkio bendrovės. Taip, kad yra klausimas labai sudėtingas, dėl kurio mes ateityje turbūt turėsime ne vieną kartą diskutuoti. Bet aš manau, nepaisant šito, vis tiek Lietuva turi galvoti ne tik tai apie didelį produktyvumą, bet apie sveiką, žmogui nekenksmingą produktą. Ir genetiškai modifikuoti, kurie pirmiausia ateina iš Amerikos kontinento, jie iš tikrųjų braunasi per užsienio priekybą, braunasi per įvairias paramos sistemas, bet mes turime, manau, pasikliauti pirmiausia ir siekti sveikos mitybos, o jau kas augina genetiškai modifikuotų, žinoma, jie turi privalumų, bet reikia pakovoti, kad tie genetiškai modifikuoti bent jau būtų sekančiam laikotarpį minimaliai įsileidžiami. Jeigu to negalima išvengti, aš visada gindavau tą poziciją, kad negalima įsileisti, bet jie vis tiek ateidavo per kokias tai nišas ir kad jie nebūtų remiami. Reikia, kad būtų parduotuvėse, lentynose užrašyta, kad tai yra genetiškai modifikuotas organizmas. Šiuo atveju patekė Vokietijoje iš Ispanijos, tai visokie nuodingi agurkai mums čia lygtai ir pliusą padarė. Gerai, bet Danai, klausimas jums pačiam, tokia lyg ir ekonominė abėcėlė. Dabar jeigu išmokos pas mus mažesnės, realiai mes galim konkuruoti su Europą, tik tai mažindami savo darbo jėgos kainą. Ir aš dabar įsivaizduoju, kad jeigu kalbėtais terminais, kad yra tokias dalykas kaip socialinė migracija, kada praktiškai mes savo žmonės palaikom tam žemiausiam socialiniam sluoksniui, jie niekad negalės pakilti šitos bėdos. Čia lyg tai gaunas užburtas ratas. Norim konkuruoti, reiškia mes tuos juodadarbius, tai laikom su žemu darbo užmokesčiu, jie niekad nepereis į vidutinę klasę, į kažkur tai, apie kurią čia labai politikui daug šnekama. Nemanau, kad yra bėda. Ir kaip ir mano kolegos kaimynai viską teisingai sakė, bet aš visgi nenorėčiau sutikti, kad mūsų ūkininkai dvigubai diskriminuojami. Ir aš sakyčiau, reikėtų šiek tiek kitaip klausimą formuluoti, galbūt Europos ūkininkų, reiškia, gaunamas išmokas prilyginti tiek, kiek gauna Lietuvoje. Suprantat, kas gaunasi? Iš tikrųjų, tai kai mes klausimą formuluojam, reiškia, mes negaunam tiek, tada tikrai mes pamirštam, kad mūsų produktyvumas mažas. Tai yra mūsų žmonės, kurie dirba žemės ūkė, mažai uždirba, neformuoja vidaus rinkos. Taip pat tada aš sakyčiau, kad apskritai mūsų ta žemės ūkio politika, kai jinai tik tai fokusuojama, kuo daugiau gauti įmokų, jinai neklaidingų kelių. Aš pabandysiu pasiremti keletą pavyzdžių. Profesorė sakė, kad dėl produktyvumo. Na tikrai mes kai kuriuose srityse, javų ten auginimo, kitose, mes nepasieksim nei Prancūzijos, nei kitų valstybių reiškia produktyvumo. Tai galbūt tada nereikia mums tiek masto ekonomiką tokį vystyti šituose. Tai gal tada iš tikrųjų mes susikoncentruokim, tai ką iš tikrųjų mes galim padidinti produktyvumą, gal ekologinę tą žemdirbystę. Žiūrėkit, kokiu mes keliu einam. Nu, aš gyvenu kaime, aš jau keletą kartų minėjau, ten matau mažiausiai 4-5 laukai, kai pavasarį labai gražiai ten užarė tos laukus, o rudenį viską su traktoriu išlygina. Tai, kas buvo pasėta, užauginta, vėl suverčia į žemę. Aš klausiu, sako, ko jūs taip ūkininkai elgiatės, taip nedorai. Tai sako, mums neapsimoka, sako, žinai, numinėt kultenais, mes, sako, pasiem, gaunam išmoką, suprantate, ir viską sunaikinam. Tai va, todėl ir jeigu mes dabar sieksim, kad kuo daugiau gauti išmokų ir vystysim tokią politiką, aš galiu paminėti, profesorė, dar kitų atvejų tokių, kai pačiose derlingose žemėse sodina ten miškus ir gauna vėl išmokas. Tai ar čia racionalu lygiuose gražiuose laukuose auginti miškus, o ten, kur lieka ten kalvos, kalnai, ten žvyras,
ten kažkokia žemės ūkio produkcija. Plius kitas dalykas, žemės pardavimas, nors koks aš būčiau nepopuliarus, bet iš tikrųjų draudimas, jis neformuoja žemės rinkos ir neformuoja didesnių ūkių ir to didesnio produktyvumo. Todėl aš klausimą kitaip formuluočiau. Visgi nėra tokie mūsų tie žemės ūkiai dirbantys žmonės, tokie vargšai. Aš čia remiuosi su smulkiaisiais verslininkais, kurie iš tikrųjų ir mokesčių, kai Zigmas sakė, neadekvati sistema ir perkamoji galia. Aš sakyčiau, smulkus verslas gyvena žymiai blogesnėse sąlygose. Todėl mano fokusas būtų daugiau sutelktas į tai, kokią vykdo mūsų Žemės ūkio ministerija, Žemės ūkio politika, ar jinai ir teisingai yra, ar mums reikia siekti tokio populistinio, turim gauti tiek ir jie, patys nieko nedarydami. Todėl, todėl profesorė, nepykit, bet... Nepyksta, labai smagu diskutuoti. Nematau čia diskriminacijos. Kokia gali būti diskriminacija, jeigu mūsų mažas produktyvumas? Tai ne mes diskriminuojami, patys save diskriminuojam ir ko gero, aišku, matyti valdžios formuojama politika. Tai tokia yra, žemdirbiai neskatinami dirbti produktyviai, o skatinami orientuotis tik kaip gauti daugiau išmokų. Kviečiau prie šito stalo vieną labai žymų Lietuvos verslininką, kuris taip pat nieko bendro nesusijęs su žemės ūkis, negalėjo atvykti, bet pirmas jo buvo bandymas kažką tai pasakyti šitą temą, bet tai vadinas, kad žemės ūkį reikia daryti tą, bet yra pats pramonė, gamina baldus Lietuvoje, bet kai reikia Lietuvoje kažkam patart, pirmiausia patarinėja žemdirbiam. Mažas produktyvumas yra argumentas, kad lygi parama su aukšto produktyvumo žemdirbystė kitose šalyse yra Lietuvos žemdirbiam nenaudingas. Ir šito paneigti niekaip neišeina. Jeigu pas mus mažesnis derlingumas, kad ryšim su tuo dar reikia ir mažesnį išmoką mokėti. Aš jau paaiškinau anksčiau, kad tai susiję su pačios strategijos ištakom, bet jokių būdų ne su dabartinė situacija. Antras dalykas. Mes Lietuvoje turim pagal jūs nesiekti bent jau didesnių išmokų, o susitaikyti su mažom. Bet sakykit, kokiu būdu mes pasieksim, kad tokia strategija įsitvirtintų ES politikoje? Taip, tokia versija galima. Mes paprasčiausiai siekiam, kad būtų lygios išmokos, bet anie priartėtų nuo mūsų žemyn. Įsivaizduokim Prancūzijos, Graikijos, Ispanijos žemdirbius, kurių yra gerokai daugiau negu Lietuvos ir Baltijos regiono ir naujų šalių, netgi tame tarpe Lenkijos, kad jie susitaikė su tuo, kad jie leidžiasi žemyn ir jų išmokos mažėja lik mūsų dabartinio lygio. Tai tada išsilygintų sąlygos, kitaip tariant, ir mūsų ir jų žemdirbiai būtų vienodai mažai remiami ir daugiau orientuotųsi į rinkos principus. Bet mes šito nepasieksim ir jeigu negali pasaulio pakeisti, tai reikia naudingai mūsų šaliai prie jo prisitaikyti. Reiškia, jeigu mes negalim sumažinti jų, priartinti prie jūsų ir išlyginti išmokas, kitaip nebus jokio konkurencingumo, ypač su smulkiam sektoriui. Tai vadinasi, mums belieka šitą. Dabar dėl mažų. Aš matau čia receptą ir nekartą apie jį kalbėjau. ES apskritai teoriškai teigia, jog remia šitam periode smulkesnį sektorių. Taip turėtų galioti ir žemdirbystėje. Deja, išmokos vienam hektarui yra lygios. Ar žemdirbys turi 10 hektarų, ar 100, ar 10 tūkstančių, o yra tokių, kur po kelis 10 tūkstančių turi. Įsivaizduokit, kada gauna dovanų paramos pavydalo 20-30 milijonų litų paramą. Koks kitas sektorius ne investiciniam projektam, o tiesiog kasmet gauna tokio masto paramas. Ypatingai, jeigu tai ne pievos, o jeigu, pavyzdžiui, pasėliai, kur virš 1000 parama. Štai virš 1000 parama, 20 000 hektarų, reiškia 20 milijonų litų kasmet. Tai reiškia, kad tie stiprieji, kurie ir politikoje pradeda kai kur labai stipriai įtakoti, ne veltui palaikė konservatorių politiką, kai kurie stambų žemdirbiai ir žemvaldžiai, ar jie ir Lietuvoje susitaikytų su tuo, kad ta parama mažėja. Aš sutinku, kad jinai turi būti susieta, koreliuoti su žemdirbystės mastu. Mes socialinių aspektų remiantis, kaimo gyvybingumą palaikydami, turime suprasti, kad mažam reikia santykinai didesnės paramos. Ir galėtų būti taip, kad, sakysim, nuo kokių 500 hektarų, kažkiek tai parama kiekvienam sekančiam hektarui yra mažesnė. Tada būtų ir jūsų argumentai įvertinti,
ir įvertintas būtent tas principas sąlygų išlyginimas pagal mastą Lietuvoje ir taip pat pagal produktyvumą ir pasiektą ankstesnį lygį tarp ES šalių. Manau, kad mes nedidelė valstybė, vis dėlto turime stengtis, kad visi sektoriai būtų kiek yra įmanoma labiau subalansuoti. Ir jeigu žemės ūkiai dirbantys žmonės taip pat negauna tinkamų pajamų, tai natūralu, kad ir kitam sektoriui, ir tam pačiam smulkiam ir vidutiniam verslui irgi yra taip pat sunku. Problema, manau, yra iš dviejų dalių. Tai pirmiausia, kad dabar yra laikotarpis, kada mes iš tikrųjų turime užsikalti taip vadinamus koliukus ir mėginti įtikinti, kad mums parama yra būtina žymiai didesnė. Todėl, kad yra skirtas labai konkretus pinigų kiekis ir dėl to pinigų kiekio, nežiūrint į jokius čia gražius ar blogus motyvus, yra kovojama. Paprastai kaip yra normaliam, realiame gyvenime. Ir tas pats prancūzas ar ten belgas, jis netapo protingas iš karto, mėginant ūkininkauti savo srityje. Rėmė žemės ūkį vyriausybė, valstybės politika, po to gavo išmokas, po to nusipirko traktorius, po to išdirbo savo žemę, jinai tapo produktyvesnė ir taip toliau, jų lygis kilo, atlyginimai didėjo, tai mes irgi turime eiti tuo pačiu keliu. Gaukime kiek yra įmanoma didesnė parama ir pradėkim diskutuoti, o kam tos pinigus reikia jau dabar tiems 7 metam leisti. Ir todėl aš tikrai norėčiau, kad mes visi suprastumėm. Labai trumpas laikas, jį mes praleisim, paskui mes galėsim daug diskutuoti, kaip mes čia gerai ar blogai tą darėm. Bet mes jau tos paramos, kuri vis dėlto ne kam kitam, o tik tai žemės ūkiai bus skirta Lietuvai, Bulgarijai, Estijai ir kitom valstybėm, jinai kaip tik ir didins mūsų nacionalinį produktą. Ir taip pat leis ne tik tai žemės ūkiai, bet ir kitiems sektoriams gyventi geriau. Iš tikrųjų, šiandien mūsų žemės ūkis, lyginant su kitom šakom, gauna neproporcingai iš tikrųjų didelės dotacijas. O esmė štai yra kokia. Mūsų, per 20 metų prekybos balansas jis yra neigiamas, jis negerėja. Ir mes visi puikiai suprantam, kad tik iš tikrųjų eksportas gali pagerinti situaciją. Tai yra tie produktai, kuriuos mes galim brangiai parduoti užsienyje, grįžtantis pinigai gali išjudinti vidaus rinką. Tai mūsų žemės ūkis, dėja, parduoda jisai labai pigiai. O čia yra esmė yra. Ir mes jį dotuojam, mes giriamės, kad didėja žemės ūkio eksportas. O kas iš to? Bet piniginė prasme, produktyvumo prasme, jis neužkuria vidaus rinkos. Ir todėl aš galvočiau, mes turim remti tiek žemės ūkį, kiek mums reikia iš tikrųjų vidaus, viduje, čia mes galim suvartoti. Bet mes giriamės, kad mes eksportuojam. Bet globalioje rinkoje su tokiu produktyvumu mes žlugsim. Tai aš galvočiau, aš sutikčiau su Zigmu, kad kovoti reikia, bet gausim vėl pinigus ir vėl nieko nedarysim. Tai aš manau, kad turi būti iš tikrųjų suformuota žemės ūkio politika tokia, nepadarysit reformos, reiškia ūkininkai negaus pinigus. Visiškai nutolę nuo realybės. Pirmiausia, ką nepadarysim nieko. Pasižiūrėkit, kaip išaugo eksportas. Aš negaliu kalbėti apie pastarosius metus, bet bent jau pasakysiu per tos 4 metus, kaip vadovau tam sektoriui. Eksportas išaugo per 4 metus 3 kartus. Kokybinė, bet ne kiekybinė prasme, ne produktyvumo prasme. Produktyvumas apimtis augo tik darbo našumo dėka, gerokai sumažėjus darbuotojų skaičiui. Tai yra oficialūs skaičiai. Gerai, aš įsivaizduoju. Dar kartą pasakysiu tą, ką kalbėjo mano kolega. Jeigu mes dabar galėtume tuos pinigus, kurie skirti žemės ūkį, paimti neva žemės ūkį, o paskui galvot, gal mokslą paremti, kurį reikia paremti, gal studijas paremti, kurias reikia paremti. Deja, arba mes gausim žemės ūkį ir privalėsim naudoti, arba negausim. Tai atleiskit, čia tik lietuviškas pavydas gali sakyti, kad geriau negaukim nieko, bet tik netiduokim žemės ūkį. Turim paimti kuo daugiau ir kuo efektyviau panaudoti, tai akivaizdu. Jaman, kodėl mes už 1000 litų galim nusipirkti Lietuvoje mažiau gaudami tokias algas, negu, sakykime, vokietis, kuris atitinkamai Vokietijoje už tą pačią sumą. Vis tik tai mūsų algos yra daug mažesnės negu Vokietijoje, kainos mūsų europinės. Ir dabar, Zigmai, iš karto ten pačiam būtų klausimas, ar čia jau visą tą Europos Sąjungą kažką blogai daro, ar čia mūsų valdžioj kažkas yra blogai padaryta, nemokant kažkokiu tai valdyti tvarkyti savo krašte, kurie čia kalti, ar Europos Sąjunga, ar čia mūsų tie valdžios kažkokios klaidingi priimami sprendimai? Manau, kad yra ir čia problemų, tiek ir mūsų valdžios sprendimuose, mes jau esam kalbėję ne kartą.
krizės akivaizdoje rėmė savo verslą, ta pati Vokietija, ta pati Prancūzija, neleido iškelti įmonių į Kiniją, tiesiog rėmė savo darbuotojus dotacijom, neleido sumažinti atlyginimus, kad nesumažėtų darbo vietos. Pati Merkel įstojo tiesiog per televiziją ir liepė komerciniam bankam remti smulkų ir vidutinį verslą. Daug buvo tokių dalykų, ko mūsų, sakykime, čia mes nedarėm. Ir šiandieną gerbiamas Nausėda pripažįsta, taip, galbūt bankai iš tikrųjų tuo metu 6, 7, 8 metais elgėsi truputį tititi. Tai vat dėl ko mes šiandieną turime tikrai gana skaudžias tokias pasiekmes. Mano tokiais empiriniais pastebėjimas, praktinės pastebėjimas, tai yra daug kur yra maisto produktų kainos, tenis yra eurais, o čia yra Lietuvoje, tai yra kas Lietuvoje yra litais. Maisto produktų aš turiu menį. Kalbant apie drabužius, apie paslaugas, apie visus kitus dalykus. O iš tikrųjų kainos yra Lietuvoje žymiai aukštesnės. Tai aš manau, mes ir neturime pavydėti kitom valstybėm. Ta pati Vokietija kūrė savo pramonę, mokslinį potencialą eilę metų, mokestinė sistema labai atsargiai kūrė, kuri leidžia jiem iš tikrųjų labai daug gauti pajamų į valstybės biudžetą. Jiegi iki 40% surenka, kai mes tik surenkam 22% ir paskirstam per valstybės biudžetą. Yra daug tokių dalykų, ką jie yra iš tikrųjų gana neblogai padarę praeityje. Nepaslaptis, kad Vokietija ir Prancūzija gyvena iš eksporto ir kad jų, sakykime, šiandieninė ES rinkos atverimas jiem yra labai naudingas ir natūralu, kad jie savo žmonės palaiko. Todėl mes irgi Lietuvoje turime stengtis, kad mūsų pragyvenimo lygis didėtų, kad jisai didėtų, mes turime iš tikrųjų peržiūrėti mokestinę sistemą, peržiūrėti, ką kitos ES valstybės daro, nebegalvoti, kad mum atėję kažkas tai duos iš dangaus. Mes turime visiškai kitaip peržiūrėti savo strategijas ir ypatingai dėl užsienio investicijų. Nes ne visada tos užsienio investicijos mums buvo naudingos ir mes tą puikiai matom dėl kai kuriuose srityse susiformavusius tam tikrus tokius probleminius taškus. Užsieniečiai čia pigiai turi pigią darbo jėgą, jie ateina ir taip toliau, tačiau pelną visą iš tikrųjų jie perveda į savo valstybės, kuriuose savininkai reziduoja. Yra daug tokių klausimų, į kuriuos mes ateityje turėsime irgi galbūt diskutuoti ir kalbėti. Aišku, kad užsienio investicijos kuria papildomas darbo vietas, tai mes su šituo turim sutikti ir tai yra teigiamas požiūris. Bet kaip tos darbo vietos yra kūrimas, kaip yra atlyginimai mokami tuose sektoriuose, ar jie iš tikrųjų jau yra išskirtinai geri, irgi taip pat toks yra klausimas dėl perspektyvos. Vis tik mes turim tą prekybos centrų monopoliją. Nori, nenori, jis didina kainą. Kada mes pririšom litą prie euro, ta vėl devalvacija galima tik tai, kaip pasakyti, tik tai vidinė gali būti. Ir vėl tas daro jėgą, daro pigę, iš kitos pusės vėl atsiranda socialinės migracijos nebuvimas, kad perėjimo į kitą sluoksnį. Tai kaip atispręs šitos dalykus, jeigu dapildant šitą klausimą? Taip, tai dabar kaip tik tai labai susiriša tie dalykai. Kodėl pagal temą, kuri čia skambėjo, kodėl Lietuvoje kainos europietiškos, o algos lietuviškos. Tai pati bendriausia tokia principinė turbūt priežastis yra tai, kad atsivėrus rinkom, pirmiausiai šitą laisvą judėjimą realizuoja būtent prekybos sektorius. Prekės juda lankščiau, paprasčiau, greičiau išsilygina tas sklaida perkių srautų, nei kad, pavyzdžiui, darbo jėgos migracija, kuri kai kuriuose sektoriuose, beje, ir tam pačiam žemės ūkio ar smulkiam sektoriui, ar pagal profesijas, ne visos profesijos, gali lengvai prisitaikyti ir lengvai sudaryti tokią situaciją rinkoje, kad darbdaviai būtų priversti mokėti taip pat europietišką algą. Pagaliau yra objektyvi priežastis, kodėl jie nepajėgus mokėti, ne tik dėl to, kad jie blogiečiai nenori, o dėl to, kad jie turi kitokias sąlygas. Tai jeigu prekės, pagaliau kai kuri darbo jėga, gali taip pat, bent jau prekybininkai patys, išsiskleisti ir sudaryti panašią situaciją Lietuvoje kaip tiek pasiūlos įvairovės prasme, kitaip tariant, kokios prekės čia parduotuvėse yra, tiek ir kainų prasme. Tai va, modernumo prasme ir galimybių pasiekti darbo našumą, kuris niekaip kitaip negali būti interpretuojamas kaip prielaida
sukuriant sąlygas aukštesniam atlyginimui. Tai tie dalykai visam pasaulyje pripažįstami jų sąryšyje. Tai mes šiandien turim maždaug apie 50% nuo vidutinio Europos lygio. Vidutinio, nuo 27 šalių. Bet jeigu mes paimam aukštai išsivyščiusias vakarų Europos šalis, tai ne dvigubai, o trigubai ir dar daugiau. Tai kaip galima mokėti tiek pat per mėnesį, jeigu sukuriama bendro vidaus produkto vienam žmogui vidutiniškai dvigubai mažiau arba trigubai mažiau negu vakarų šalyse. Vadinasi, yra objektyvi priežastis. Tai kame išeitis? Išeitis tai yra verslo ugdymas visais požymiais ir kad verslui tektų išlaikyti mažiau valstybės pareigūnų ir bedarbių ir pensininkų, ugdant patį verslą ir prisidedant pirmiausia ir per Europos paramą ir valstybės politiką apskritai, per mokesčių politiką, investicinio proceso skatinimu, kad verslas augtų. Ir dabartinė vyriausybė, tai ne tik dėl to, kad ten mokesčiai buvo pakoreguoti ar kiti dalykai, bet pirmiausia, kad nesimato jokių aktyvių veiksmų, kad paskatinti verslo galimybės eksportuoti, dirbti kitose rinkose. Ir kiekvienas judesys, jeigu tai daro nevyriausybė, aš šitą patyriau asmeniškai per pastarąsias savaitės, padėti Lietuvos verslui, sustiprinti savo pozicijas, eksportuoti savo produktą ar paslaugas, susilaukia dargi išpolių. Tai ar mes valstybės oficialios politikos lygių suprantam šitą ryšį ar ne? Tų ekonominių procesų ryšį. Galbūt reikia tam ir pastudijuoti ekonomiką, bet kai kas studijavo kitus dalykus ir galvoja, kad taip mėgėjiškai gali improvizuoti vyriausybės struktūrose. Tai čia yra problema. Yra problema ta, kad tam, kad tvarkytis tinkamai, kad visi padarytų savo namų darbus apskritai, vyriausybė savo strategijos lygmenių, verslininkai modernios gamybos, paslaugų lygmenių, reikalinga kompetencija. Tai čia yra mūsų krizė, nuo kurios prasideda visos kitos krizės.